Apie kalėdinės nuotaikas Kauno senamiesčio istorinėje aikštėje ir tyliai palaidotus archeologų radinius. Kaune sujudimas, ardomas vos prieš mėnesį suklotas grindinys, ypatingos svarbos reprezentacinėje Kauno vietoje, Kauno Rotušės aikštėje. Susisiekus su kultūros paveldo departamentu telefonu buvo patvirtinta, kad naujai suklota grindinio dalis iš tiesų ardoma. Kodėl? Buvo pasiūlyta kreiptis į rangovą. Autokaustos direktorius Jevgenijus Vilo mielai sutiko pašnekėti telefonu. Ir kai padarėm bandomąją ruožą, pastebėjom, kad akmuo juda ir ateityje bus problemų. Tai net pusmečio nebūtų ta gatvė ištvėrus? Dėl pusmečio ten ar kiek, bet tikrai ten būtų tas sprendinys, nebūtų ilgamžis. Netrukdykime grindinio ardytojams ar klojėjams darbuotis. Pradėkime nuo archeologinių tyrinėjimų, kurie ko gero dar įdomesni už grindinio istoriją. Tokio masto archeologiniai darbai šioje teritorijoje buvo vykdomi pirmą kartą, teigia čia dirbę archeologai. Atkasti seno Kauno grindinio ir pirmojo Kauno paminklo likučiai, kelios viduramžių vaško lydimo krosnės ir šalia stovėjusių pastatų pamatų liekanos. Deja, archeologų radiniai buvo užkasti. Miestui nereikia. Čia jau yra kaip ir savivaldybės toks sprendimas, ką jį nori eksponuoti, o ką jį nori tiesiog išsaugot, bet palaidot, taip sakant, užkast atgal. Skaičiau tą projektą bendrą dar prieš darbų pradžią. Tam projekte jau buvo aišku, kad yra čia pamatai, taip, kad yra daugiau tų krosnių, taip toliau, bet buvo sprendimas, kad užtenka tos vienos krosnės, kurią mes matom, kad užtenka jos, kad kitų eksponuojama nebus. Visą laiką norėtųsi, kad daugiau būtų palikta tų eksponuojamų dalykų, kad žmonės galėtų pamatyti, nes dabar truputėlį vis tiek liūdna, kad mes, sakykime, atkasam ir po to vėl užkasam ir tas lieka tik tais popierių. Užkasę archeologinius senamiesčio radinius einame toliau Rotušės aikštės grindiniu, kurio viena dalis buvo sudėta nesilaikant paveldo reikalavimų. Paveldosaugininkai ketino kreiptis į teismą. KPD rekomendacija yra viena pagrindinė - saugoti vertingasias savybės ir saugoti Rotušės aikštės ir senamiesčio autentiškumą. Tai kiek mes jos praradome, tai pati savivaldybė buvo priėmusi sprendimą tokį ir nestabdė darbų, ką mes reikalavom, rytiniai išklotiniai, gatvės rytiniai išklotiniai. Išklota jau nupjautais akmenim. Automatiškai tos autentikos nėra išlaikyta tiek, kiek privalo būti išlaikyta. Jeigu yra suderintas projektas, išduotas leidimas vykdyti tvarkybos darbus, tai mes tam ir esam, kad kontroliuotume, o ne ta prasme, ką noriu, tą ir darau. Kaip sakant, savivaldybė pati savanoriškai, savavališkai priėmė sprendimą ir padarė taip, kaip padarė. Bet tai panašu, kad savivaldybei nelabai rūpi kultūros paveldo departamento nuomonė. Čia savivaldybės reikia klausti, rezultatai akivaizdus, koks požiūris yra kultūros paveldo reglamentuojančius teisės aktus, autentiškumą, istorinės vertybės. Iš visos Lietuvos suvežti ir daugiau nei 100 metų miestiečių kojomis glūdinti Kauno senamiesčio akmenys šiandien suversti Aleksoto, Dariaus ir Girėno aerodrome. Lyg ir saugomi, bet paprastai vartai čia atviri. Asmenukę pasidaryti verta. Įdomu, ar asmenukę pasidarė architektas Kęstutis Mikšys, Rotušės aikštės projekto vadovas. Tai žodžiu, viena kraštinė bus su nupjautais, o 3 ne. Taip. Ar galite paaiškinti, tai kodėl tada taip nevienodai? Negaliu paaiškinti, atvirai šnekant, už tai, kad toksai buvo užsakovo noras. Tai mums pavyko tik tai, ką nuveikti, tai su departamentu, kad būtų kitos kraštinės nepjaustytos. Yra įstatymuose, yra ten tokia galimybė vertingąją savybę pritaikyti. Tai reiškia, kad galima dalį vertingosios savybės pažeisti ir kad būtų pritaikyta visuomenės poreikiams. Tai yra mamos su vežimais, vežimėliai, neįgaliųjų ir taip toliau. Čia, ko gero, savivaldybės yra vėl toksai požiūris, kad remtis į visus reglamentus, kurie neleidžia
išlaikyti autentiškumą, bet tai yra jų nuomonė, tai jie pritaiko savo situacijai, bet visos problemos gali būti spręstos ir pritaikyta tiek neįgaliesiems, tiek visiems kitiems miesto gyventojams, visuomeniai. Man tai čia yra pavyzdys pietų kraštai, Italija, kur yra tūkstančiai miestų, miestelių, vis tie grindiniai, dalis nuo Romos laikų, jie likę, jie nepjaustomi, paklojama po jais ir komunikacijos, ir viskas padaroma, ir važinėja, ir nekyla tam nieko problemų. Nu, pas mus kažkaip atsiranda problemos ten, kur jų lyg ir nėra. Iš tiesų skauda širdį, kad yra žalojamas šita autentiška savybė, naikinama ir iš tikrųjų, keičiamos apskritai tada Rotušės aikštės vertingųjų savybių pobūdis šitokio elgesio. Juk turim suprast, kad tai yra ne šiaip vietinės reikšmės, tai yra nacionalinės svarbos objektas. Rotušės aikštė su pačia Rotušės pastatu yra nacionalinės svarbos objektas. Kauno Rotušės aikštės projektas jaunų Vilniečių architektų premjera. Iš pat pradžių sulaukė patyrusių kolegų kritikos. Beje, ir paskelbtame konkurse jie liko treti. Juos aplenkė Lino Tuleikio vadovaujama architektų grupė. Išankstinėse derybose šią architektų grupiai pasirodė keista iškelta viena sąlyga. Jie neva turėtų padaryti tokius sprendimus, kokius nurodytų užsakovas. Tai yra Kauno savivaldybė. Dalyvauti derybose Tuleikio grupė atsisakė. Pasak Lino Tuleikio, to, kas šiandien klojama, grindiniu vadinti nebegalima. Jeigu anksčiau, reiškia, akmenys, kurie buvo grindinio akmenys dedami, derinant kiekvieną akmenį prie kito akmens ir taip surišama kaip ir grandinė, kaip megztukas, reiškia paviršius, o per siūlės vanduo laisvai galėjo nutekėti ir priderinuotą sluoksnį į gruntą susigerti. Tai buvo teisingas, geras sprendimas. Dabargi sukuriama, uždaroma aklinai, reiškia, žemė atskiriama nuo paviršiaus betoninę plokštę. Filmuodami Rotušės aikštėje stebėjome autentiškus akmenis užliejamus regis skystų cemento mišiniu. Jo, ten yra sausas mišinys cemento. Ne, čia nėra naujovė. Panašiai principų buvo ir Vilniaus gatvėje, kiek aš žinau, buvo daroma. Vilniaus gatvės akmenys po tokių maudynių cemente atrodo prastai. Prarado savo spindesį ir spalvą. Pasigirdus kritikai, savivaldybė savo internetinėme puslapyje pakvietė kauniečius įvertinti naują Rotušės aikštės dangą. 80% atsakiusiųjų ją vertino palankiai. Tokios apklausos, tokios imitacijos, reiškia, žmonių nuomonės. Klausiama tokių dalykų, kurie yra specifiniai, techniniai, technologiniai dalykai, kur visi žmonės negali išmanyti. Tai lygiai taip pat galima būtų pasiūlyti padaryti apklausą Visvaldui Matijošaičiui, ar jam dėti stimuliatorių, ar jam šuntuoti, reiškia, kraujagyslės. Tegu paklausia žmonės pasakys ir tada gydytojai padarys taip, kaip žmonės pasakys. Nu, čia yra absurdas. Prisidėkime ir mes prie savivaldybės apklausos. Pakalbinome miestiečius ir miesto svečius senamiestyje. Tai va tas sovietmečio sugriautas dalykas, tada reikėtų daugiau elementų atstatyti, ne vien grindinio reikalauti, bet, taip, tai nėra iš tikrųjų dabar. Bet man, kaip žmogui, dabar yra žymiai patogiau eiti. Pasižiūrėkit, kaip čia yra. Vilniaus gatvėje. Tai galima normaliai vaikščioti, o jeigu autentika bus išpūsti akmenys, tai kaip žmonėms vaikščioti, kaip vaikams važinėti dviratukais. Bet autentiška visą laiką yra, kaip ir tikriau. Tikrumas yra visą laiką pirmoji vietoje, bet ne visą laiką yra galimybės matyti. Autentiškumas geriau. Aš esu užsienietė, atvykau iš Prancūzijos, atvykau čia dėl senų, o ne dėl modernių dalykų. Geriau saugoti autentiškumą. Aišku, klausimas, ar yra galimybė išlaikyti tą autentiką, kaip kadaise. Jei tokia galimybė yra, žinoma, geriau saugoti, nes vis tik taip saugomas kultūros paveldas. Gaila, kad Kauno savivaldybė nerado žmogaus, kuris galėtų komentuoti situaciją. Kai tik suras, prie šios temos grįšime. Rotušės aikštės remontą planuojama baigti iki Kalėdų. Kalėdų laukia Rotušės aikštės rangovas. Mes darom visas pastangas, kad eglutė būtų tenai. O ko laukiate po eglute, ko tikitės? Mes geros nuotaikos, patenkintas visuomenės.